Sveiki visi, šiandien vėl toks neįprastas darbelis. Aš nefilmuoju jau tos rutinos, kad ten iš dienos ten trinu, šiaušiu, dažu. Tokius įdomesnius palaukiu. Aišku, ir tarpai gaunasi tarp videkų truputėlį didesni. Bet ir gerai, kad jie didesni, nes aš neturiu nei laiko, nei jėgų montuoti, sėdėti, katinti. Irgi reikalauja savo. Tai va, darbas toks yra. Flowcoatą darysiu. Atsidengsim, parodysiu, kas čia yra. Yra kapotėlis. Toks gražiai apspalvotas iki manęs. Va, jisai. Čia biškį dažiau, dar kelias spalvas šiandien dažiau, tai tuo pačiu noriu ir nudažyti. Va. Yra toks kapotukas, to biškį atzuminsiu šį. O va. Ir aš jį galvoju, kad jį reikia padaryti vyriškai. O tai reiškia, kad šiandien paimu, užlakuoju 2 lakų sluoksnius. Lygius 2 normalius lakų sluoksnius. Lakuoju dėl to 2, kad vis tiek čia yra gaunasi tokie šiokie laipteliai. Čia yra ir storiau padažyta, ir ploniau. Nori, nenori, gaunasi taip, kai gaunasi. Čia yra aerografija, vis tiek reikia ir paklijuoti, ir trafaretų panaudoti. Aš toj srity nelabai kertu, bet čia kaip aš suprantu. Ir va, kad išvengti tų visų lakų atkartojimų, tų visų, ten, pavyzdžiui, aplink raidės, tų visų laiptų ar aplink parašą, dėl to mes darom flowcoatą. Tai reiškiasi, kad šiandien nulakuoju pilnavertiškai, kaip priklauso šį, iškaitinu, išdžiuvinu, rytoj paimu mašinėlę P600 abrazyvą ant mašinėlės, sausai, ir paimu aš jau jį ir vėl sušiaušiu tą laką. Sušiaušiu tą laką 600-ukais ir tada vėl 2 pilni lako sluoksniai. Bet jau jie bus lygus, švarus, bus kaip stiklas gausis kapotas. Jokių ten paruošimo, kaip sakykim, dažymo, jokių atsikartojimų nieko nebeliks. Tai va, nesu taip daręs, tai va, ir pačiam man įdomu, kaip taip gausis. Tai va, dedu dabar ant pagreitinto, atsiklijuoju kapotų kraštus, kad kuo mažiau dulkių. Nesvarbu, kad rytoj lakuosiu iš naujo, bet šiaip dėl sportinių interesų, dėl praktikos, kaip sakant, uždėsim, apsiklijuosiu. Turiu jau pirmą lakų sluoksnį uždėtą, ploną, lygų, kaip visą laiką, palei tą pačią schemą, kaip atrodo. Aš kaip ir kalbėjau, ant lempos matosi tas per raidę laiptelis. Dar uždėsiu, aišku, uždėjus dar vieną sluoksnį, jis turėtų, kaip sakyt, sumažėti. Bet, kaip aš ten sakiau, mes paprastų kelių neieškom. Taip, šiandien nulakuojam, rytoj vėl nulakuojam. Visiems gerai. Ypač man. Tai va. Gerai, vėl ant greito ir vėl iš naujo. Uždėti 2 lakų sluoksniai normalūs, kaip ir atrodo, kaip ir nieko, galima būtų ir judėti su tokiu 2 kapotu, bet vis tiek yra dulkelių kažkokių, kiek iš manęs, kiek iš paruošimo. Bet šiaip tai gyvas vaizdas, gan gyvas atsiranda toksai, celį tysta net. Tai va. Mes rytoj visą tą mažą bangavimėlį
Vėl nuskutam, karočią, ir vėl dedam lako. Tada bus vyriška. Antra diena. Viskas jau galima glostyti, čiuožinėti. Viskas puikiausiai. Dabar dar ir perkaitintam iš ryto antrą kartą. Ir naikinsim tuos visus laiptelius. Kaip ir vakar minėjau, imu mašinėlę, sausai, 600, viską nulyginu, toj pat laką užsimaišau, bam, vėl kaitinu. Žiūrėsim, kas čia bus. Ne viskas paprastai ir su to nuskutimu. Va pasišluošiau. Čia kaip ir jau nėra blizgėsių. O va čia va, kur yra blizgėsiukas, yra dar laiptas. Ir čia yra laiptas. Ir čia. Gal iš tos pusės geriau, blėma, spradu. Nenusisukau. Nu va, irgi matosi. Tunkt, tunkt. Čia jau kaip ir okei. Parašas, nu va, čia dar blizgena, čia kažkur dar blizgena, bet jau į gerą eina. Čiučiu dar ranka jaučiasi, o tas laiptelis, tai jį reikės dar ir pazulinti jaučiu. Aišku, labai giliai irgi negaliu, nes kad nebūtų paskui kiaurai. Kiaurai, jeigu čia kiaurai, tai aš jau čia nepataisysiu. Užsimaišęs bazės. Va, dar čia jaučiasi, čiučiut. O. Blizga, kur blizga reiškia aušiai išsiskiria dar. Gerai, ta pusė dar labiau. Bet vienu žodžiu, reikia kontroliuoti. Neina tai viską nežiūrint pašiaušti, kad matinis būtų. Reikia pašiaušti, pavalyti, pašiaušti, pavalyti. Na gerai, biški vėl užtruks ilgiau negu planavau, bet visi pas mane tokie darbai. Viskas dvigubai ilgiau negu planuoji. Nieko tokio. Įveiksim. Kad garantuotai viskas paeitų, dar praeisiu su 1200 šlapiai. Nenoriu rizikuoti, čia tie 600 gali būti gal dar kokia persimatys ant kokios pilkos spalvos, kaip ir įskės, kaip abraižymai. Dar vienas stepas ir viso, ir eisiu lakuoti. Gerai, vėl štuka 2 šlapiai ir ant greito. Va, vaizdelis dabar yra viskas paruošta lakui. Liko va, tokie, kur didesni akmenukų išdaužymai, bet ir tai jie dvigubai sumažėjo, lyginant su to, kas buvo. Realiai tas sluoksnis turėtų pagerinti situaciją gan neblogai. Bet rizika yra lako paslinkimui, kai lakas dedasi ant nedažyto paviršiaus. Lakas ant lako, sakykime. Jis prasčiau prisiriša, negu būtų, kad lakas dėtųsi ant nudažyto. Ta prasme, lakas, dažai ir tada lakas. Va tada lakas gerai laikosi. O jeigu lakas, tada jau jis nori slinkti. Bet čia tokios detalės. Aš manau, mes tą reikalą susitvarkysim, apeisim. Tai va, dabar džiaunu į kampą vaizdą ir greitai lakuosiu. Žiūrim. Va, palei lempų lūžius kažkiek čiučiut eina, bet jau čia minimaliai. Čia dar palieku vietos tam
poliruotojui, tada jeigu dar taip norisi labai, dar galima su poliravimu. Bet taip jau spindi, kad jau tikrai spindi. Ir dulkių realiai dvi, tai parodau. Nes jau taip, aišku, apsiklijavau su celofanu antrų sluoksniu. Vienas sėdi va. Ir dar kažkur šalia mažesnis. Всё, короче, kaputėlis, stygansas. Saldainiukas galiu pasakyti. Tiksliai, gilus dabar paveikslas. Buliambos, taip tiesiog. Tiesiog. Ir plačioje vabiškai platesnio. Pasaka. Šiaip labai gražiai. Tai su šito projektėliu tiek. Iki sekant.